Man atrodo, nesitikės. Labadiena. Labadiena. Gal galima su Birute kalbėti? Taip, aš. Birute, trukdom šiek tiek, žinokit, pasaką norim pasiekti. Taip, supratau. Taip, supratot, ar ne? Saulės radijas Vaidas ir Egidijus trukdo, labadiena. Malonu. Nu ką, jau... Ar tikėjotės, Birutė, mūsų skambučio? Jo, laukiu. Laukia, kas laukia, tas sulaukia. Jo. Aš laukiu, kada milijoną laimėsiu, bet... Oi, čia ne tie reikalai. Ne tie čia. Birutė, pamenat savo 3 žodžius? Atrodo, pieva, briedis, ežiukas buvo. Taip. Šaunuolė, taip, pieva, briedis ir ežiukas. Man atrodo, Birutė, šitie žodžiai kažką labai smarkiai reiškia, kad iki pat šiandien atsiminam jo. Tai ką, pievoj susipažino su vyru briedžiu. Ir turi sūnų ežiuką. Ir pasaka kaip ir pasiekta jo. Kaip ir pasiekta. Gerai, Birutė, klausom pasakos, aš bandysiu įgarsinti dar ją kaip nors, Egidijus jaučia visą pasaką. Man atrodo, šiandien tokia ilgelesnė šiek tiek. Nu tai gerai, Birutė, laiko turim. Jo, turiu. Gerai, sekam pasaką. Viename pasaulio krašte, kuriame iš tikro mokslininkai nesutarė iki šiol, kuriam tam krašte slampinėjo vienišas briedis. Gražiais, nuaugusiais ragais briedis neturėjo kam pasigirti, nes toje pievoje jis buvo vienintelis gyventojas. 2 vietiniai alkoholikai, Tadas ir kitas Tadas, bet aukštesnis nesiskaitė, nes ką ten su girtai susikalbėsi, o dar kai jie briediškai nekalba, bet ką kalba net jų draugai nesupranta. Jie susikalbėdavo tik su vietinės krautuvėlės pardavėja Janina. Bet grįžkime prie mūsų herojaus. O einam atgal? Briedžiui vienatvė atsibodo ir nutarė briedis keliauti, kur akis mato. Bet briedis šiek tiek žlibas buvo nuo vaikystės, tad nuėjo ne ten, kur reikia, aišku. O jo, kad ne į tą pusę. Keliavo jis 2 naktis ir 6 dienas, nes 4 naktis miegojo. Galvoju, kur naktis dingo? Staiga kelionį įpusėjus, briedis išgirdo kikenimą. Apsidairė briedis po pievą. Nu čia dabar. Tu nieko nemato? Nu. Bet kikenimas artėjo ir artėjo. Bum, tik kažkas į koją. Briedis pasilenkė ir mato, ežiukas sėdi didelėm akim ir žiūri. Kodėl didelėm akim? Nes išsigando. Galvoju, kad veikia kažką. Ne. Briedis ir sako, čia tu kikeni ir briedžius gazdini. Aha, atsakė ežiukas. O ko dabar tai, paklausė briedis? Nes kai bėgu, man žolytė kutena kinderius mano ir kikenu. Ežiuk, o tu nežinai, kodėl aš toks vienišas, paklausė briedis. Nu, tu pažiūrėk į save, atsakė ežiuk. Ne. Nes tau ragus įstatė, hi, ir nubėgo ežiukas. Briedis klausėsi tolstančio kikenimo ir susimastė. Numetė briedis ragus ir patraukė tolyn iš vienatvės. Ar gerai bus? O čia manęs klausė, ar Birutės dabar? Birutės dabar. Manęs, jo, tikrai gerai pavarė. Man tai labiausiai kikenimas patiko. Visi žodžiai panaudoti, sutinkam su tuo. Ledai, Birutė, jūsų.